Labas rytelis. Po galais išsimiegojau. Net gyvent noras atsirado. Kaip man patinka, kai aš pati prabundu ryte ir prabundu ir tokia... Jaučiuosi gerai. O Jėzus, kaip gerai. Net, vienas iš geriausių dalykų gyvenime tai geras poilsis. Gerai pamiegoti. Net iš karto ir mintis kitokios, ir sveikata kitokia, ir norisi gyventi. Man daug kas rašo ir mano uniformą vadina, tipo, kad pas mane pionieriškas kaklaraištis. Iš vienos pusės gal ir taip ir yra, negaliu atsakyti ar taip ar ne, dėl to, kad neteko būti nei pionierė, nei spaliukė, nei niekom neteko pabūti, dėl to, kad kai nuėjau į pirmą klasę 1988, viskas tiesiog jau baigėsi. Teisingai pasakiau, 1988, 89, nuskambėjo kaip prieš kokių 1000 metų. O Jėzus, kaip seniai buvau pirmokė. Tai jau viskas buvo pasibaigę ir niekom neteko pabūti. O dabar, kodėl pas mane, pavyzdžiui, raudonas kaklaraištis? Dėl to, kad kiekviena autobuso firma turi savo logotipą. Šita firma, kadangi yra Schaus ir jinai turi raudoną logotipą, raudonos detalės ant autobuso, raudoni mūsų šlipsai ir kaklaraiščiai, raudonas išsuvinėtas firmos logotipas. Tai žinokit, aš nieko negaliu padaryti ir pasakyti jiem, vieni turi žalius, vieni turi mėlynus, vieni turi ten geltonus ar ten kokius raižus, o šita firma turi raudoną. Ir viskas. Ir nematau čia problemų. Kodėl jums nepatinka raudonos karelė? Kokias asociacijas blogas jinai jums sukelia, kad jūs pamatę raudonas karelę, purtotės, kratotės ir kažkaip kitaip reaguojate? Visi, kas nori, tas tą ir susigalvoja. Vieni vienaip, kiti kitaip. O norvegai, kadangi turbūt nėra patyrę ten tos TSSRS priespaudos priverstinų raudonų kaklaraiščių nešiojimo, tai jiem iš vis turbūt jokių asociacijų nekelia šitie dalykai. Taip, kad nusiraminkit, viskas čia yra gerai. Šiandien būsiu susirišus plaukus, bele kaip, bet kas svarbiausia, kad nelįstų man čia, kad nelįstų. Nes taip noriu. Nes šiandien jau judam į Norvegiją. Ačiū Dievui, pradėjo lyti lauke. Net iš tikrųjų nuotaika pasidarė tokia, prie kokios aš pripratus. Geresnė. Dėl to, kad man tas karštis toks neįprastas dalykas. Už tai, kad aš Norvegijoje jau 5 metai rudenį bus, kaip 5 metai, kai gyvenu. Aš atpratus nuo tų karščių, nuo visko. Ir jisai mane turbūt taip ištaškė. Reikia įdėti šiukšlių maišelius. Negaliu blemba su viena ranka dirbti. Ir filmuoti, ir dirbti. Kaip ten vienas kažkuris man žmogus rašė. Sako, ir vairuoji, ir filmuoji. Pasibaigs tau tą energiją. Tai žinokit, aš jums galiu pasakyti vieną tokią blogą naujieną, kad nesvarbu, ar tu vairuoji gyvenime, ar tu filmuoji gyvenime, ta energija pas visus yra baigtinė. Niekas su saulė negyvens, niekas negyvens amžinai ir niekas neišeis iš šito gyvenimo gyvas. Visiems ir ta energija pasibaigs, ir lygos užpuls, ir kai vienas protingas daktaras sakė, yra džiaugsmas dagyventi iki savo vėžio. Ta prasme, tai reiškia, kad gyventi taip ilgai, kad net sulaukti vėžių, nes vis tiek pagrindė visi dažniausiai suserga vėžių, ir tada jau užsilenkti. Taip kad netaupykit tos energijos, vis tiek gyvi žemę nesulysit. Taip ir dirbam. Bet kaip gerai, kad pradėjo lyt, biški šlapia, nes lietuje truputėlį laukia reikėjo padirbti irgi, bet už tai kaip iškart net kvepuoti yra kom. Atvažiavom po galais į Oslą, pilna burna, nes labai valgyt noriu. Visi nuėjo pasižiūrėti į ski jumpą, čia kur buvo Osle kažkada olimpinės žaidynės. Ir čia tie visi biatlonai, čia slidinėjo, griuvinėjo, kažkas laimėjo, kažkas pralaimėjo. Negaliu pilna burna galbūt, nes labai valgyt noriu. Tai va, jie nuėjo visi ten pasižiūrėti, kas ten vyksta. Bet kadangi laukia lietus, aš sėdžiu ėdu, nes alkana. Ir lauką neinu. Ir šiaip, Aš šiaip pasivekatą. Vairuotojai priklauso biškai pailsėt, nes atvairavau jau bele kiek valandų. Maladėt aš.
Nekenčiu Oslo centro. Rimtai nekenčiu. Iš visų miestų pats šudiniausias. Man. Papasakokit kaip jum. Ai, by the way. Žinokit, man visą laiką, kai stresas, kai aš stresuoju, kai aš nežinau, blėt, kaip važiuoti, kur čia pralysti, kur čia galima, kur čia negalima, nes navigacija neveda. Tu turi važiuoti per tos kelius, kur ten važiuoja viešasis transportas, o Google'as tai neveda per tos kelius. Nu, žodžiu, kai aš stresuoju, aš visą laiką valgau. Dėl to dabar ir ėdu. Ir šiaip jau pietų metas, 1 valanda. Kadangi šiandien mano grupė nakvoja Oslo, rytoj lygiai taip pat, tai aš grįžau į Vestby, plaunu gražuolę šitą mažą ir sutvarkysiu visą vidų, išsiskalbsiu marškinius ir rytoj tik tai turėsim sightseeingą po Oslo, tai čia nelabai kažką tokio įdomaus ir galiu parodyti ar papasakoti, nes planuoju susitvarkius tai tiesiog skanaus kažką valgyti, kokių nors sušių gal, nors jau jaučiu, kad pati kaip sušis, nu, nes man ištisai tai pyragus neša, tai šokoladus neša, tai viską neša, jau jaučiu kaip tos rinkės raitojasi. Nu, bet, sauliukai, kaip sakant, kokią išsirinkai tokią ir turi. Turi gyventi su tokią, kokią turi. Jei viskas, tai viskas. Kaip gerai, kaip gerai. Dirbti su grupe, kaip gerai, ir kad yra automatinė plovykla irgi taip gerai. O, stovi savo žiūri, kaip jisai plaunasi, prausėsi veidelį savo. Aš be reikalo į vakar nuprausiau visą stiklą, be reikalo vakar nuploviau, nes šiandien visą dieną lyju. Nu, taip ir būna, tik nusiplauk veidą, jį lyja visą dieną. Kad aš sumaišiau firmas. Darbinausi į autobusų vairuotojo firmą, bet įsidarbinau į valytojų firmą. Nes, nu, kažkaip valau ir valau. Plaunu ir plaunu. Tikrai jau čia sumaišiau. Blėt. Nu, būna, žinokit, kartais tokiuose metuose. Darbinėsi vienur ir sudarbinė kitur. Bet jau autobuso purvinumas pamatytumėt, kokios grindis. Dabar palauk, tuoj. Belaka. Nu. Jau net karšta. Jaučiuosi kaip pirti. Galiu pasakyti atvirai, kad tvarkymasis nėra mano arkliukas. Ir jisai man žavėsio visiškai nekelia. Nors ir esu tipo boba, ne? Mano vieta ten prie puodų, prie visokių tvarkytis, kuitis. Nemėgstu. Fu. Aš mėgstu tik tai vairuoti. Vienintelį dalyką, ką mėgstu. Tik tai rūlinti. Man reikia tarnaitės autobuse, kuri galėtų man padėti susitvarkyti. Ir paskutinis dalykas, dėl ko noriu pasimaivyti, kad šiandien, kai nuvežiau prie ski jumpo Oslo savo berniukus ir mergaitės į kavinę valgyti ypatingo gilių tradicijų turinčio pyrago, būtent iš Oslo, norvegiško, kurį jau kepa daugiau negu 100 metų ir jisai yra antiek populiarus, kad žmonės jį iš anksto užsisako ir laukia, net eiliai stovi. Tai ta proga, kad aš juos išleidau ir sakau, aš neįsiu, aš būsiu autobusą, nes autobusą reikėjo, kai visą laiką su autobusu reikėjo ieškoti vietos kažkur toli. Bet mano gidas, jisai galbūt ir nevertina mano darbo, kad aš va čia visą autobusą dabar sutvarkiau ir visą paprakaitų, bet jisai atnešė driveriui to ypatingo pyrago, obuolių pyrago paragauti.
Maždaug jisai atrodo taip ir žodžiu pasako, kad čia jam ten daugiau, būtent tas receptas daugiau negu ten 100 metų ir labai visi mėgsta ir mėnesiais laukia, kol iškeps. Toksai va, skystas, kaip želė. Net nežinau, ką jisai panašus. Nu, grietinėlė, tai kaip grietinėlė panašia. Bet va, pats tas pyragas, ta obuolių masė, kaip kažkoks keptas džemas. Nu, kažkas tokio. Bet skanu. Galiu pasakyti, kad skanu. Ir viskas. Va, tai va, šikna auga, dirbant tokį darbą. Ant sporto 0, bet saldekų. Tai kiekvieną dieną. Ir dar jisai man neša šokoladus visokius saldainius. Aš sakau, aš to nebetilpsiu ant sėdynės. Aš jau jaučiu, kaip kumpiai, o čia va jau dedasi. Nu, bet skanu negaliu nevalgyti. Nu, negi dabar išmest ką. Labai skanu. Bet kaip karšta. Ypat. Viskas. Einam skalbtis marškinių. Ir miegoti. Rytoj vėl į darbą.